Po pergalės. Kaip paties sveikata? Gerai. Nėra dar, aišku, formos, nėra dar reikia, turėjau tik 2 treniruotės su komanda, dar reikia išmokti iki galo visus derinius, visus sistemos gynyboj. Aišku, yra dar kur dirbti, tobulėti. Ir aišku, reikia pasitikėjimą įgauti, vis tiek mėnesį praleidau Langetėj ir ranką dar, aišku, sustingusi dar biškį. Viskas, reikia laiko dar, kad įeičiau. Apie patį žaidimą kalbant, komandos šiandien toks laisvumas jautėsi labai komandai. Dar dėl varžovų, sakykime, gynybos labiau, ar tiesiog pasikeitimas tas trenerio galbūt kažkiek davė tokį? Ne, šie varžovai pasižymė agresyvią gynybą, bet mes atsakėm to pačiu jiems ir jie palūžo vienu momentu. Buvo motyvacija pas mus ir svarbiausia, kad išliktų kiekvienos varžybos tokia pat motyvacija ir tada bus didelis žingsnis į priekį. Ar jūs spėjai pasveikinti brolį? Ne, dar su pergalė? Ne, kaip tik rašysiu. Gerai, dėkui.